Taip, šiandien vėl turim galimybės apžvelgti įvairių prietaisų. Šiandien turim tokį, nežinau kodėl jis yra dviratis šiaip, bet jis yra dviratis. Krosinis dviratis, turbūt vadinčiau taip. Jis turi pedalus, jis turi vieną žvaigždę. Čia turbūt yra tam, kad jeigu, pavyzdžiui, kas išsikrausius galėtumėt parminti. Bet aš žinau, kad yra galimybė nusisukti šitos pedalus ir užsidėti kaip motociklui tokį daiktą. Nu, ko jie pakojus tos vadinamus. Patikslinsiu, va čia įsikišau iš šitą vietą. Čia? Į to, kas pedalas tiesiog nusuki? Į čia įsisuka? O jeigu žiūrėk, čia įsukys, tipo, pedalai nebesisuktų. Jo, nebesisuktų. Matai, va, šitą turit nuimti ir čia įsidės pakojus toksai. Tai tada galite varyti kaip visai motociklų. Bet nežinau, gal, jeigu neminant, tiesiog stovint, gal nieko. Pabandykime įsijungti pradžiui. Raktelį turiu. Aš žinau, kad čia kažkokia tai finta yra. Ai ne, čia tik baterija išimti. Jis įsijungia čia. Ne? Palauk, laikau. O, P. Užsėsiu. Nu. Ką daryti? Tu mane specialiai durninsi čia. Išsijungia. Viskas, važiuoju. O kas dabar? A few moments later. Įjungia. Palaikau. Užsidega P, ne? Paspaudžiu. Įsijungia, ne? Tada vėl paspaudžiu išjungimą. Stebuklai. Pažiūrėkit, ką mes turim ant displėjaus. Raktą užkabinsiu. Nes jau mums nereiks. Raktas yra tik baterijai. Mes turim greitį. Čia turim kiek nuvažiavę esam. Tripą. Odometrą. Irgi tripą. Kas čia? Kas čia rašo? Čia, va, juda biškį, matai? Ir čia rodo tą patį, tik čia aš kaip suprantu galiu užsistatyti limitą. Čia. Arba atminti kažkokią. Va, čia yra turbo. Labai gerai pasiruošta apžiūrė. Nu taip, tai mes ir esam naujom akim, aš niekart nesumatęs jo. Gali 3 greičius. Turbo, Eco, Stupidity. Stupido. Studidi, kažkas tai, nežinau, standard. Va, standard. Ir turbo. Ir jis išsijungia, nes turi greičiau važiuoti pradėti, nes jis apsauga yra, kad nenulėktum. Taip, baterijos indikatorius, jeigu rėdi, palauk, pažiūrėjau. Eisim išbandysim kiemą, man atrodo. Bet apžiūrėkim dabar trumpai visą kitą. Ratai abu yra vienodi jaučiu, ne? 19. Priekis irgi 19. 19 70 ant 100. Nu, realiai krosinio ratai. Variklis 48 voltų. Galiai yra, man atrodo, 1000 vatų, tam, kad jūs galėtumėt važiuoti dviračių takais. Tai yra labai svarbu, nes jeigu jūs turėsite galingesnį negu 1000 vatų, jį reikės registruoti, jūs negalėsite važiuoti dviračių takais ir turėsite jį, nežinau, šiaip pasistatyti, nes kitur nepasivažinės. Ne vien miškuose, aišku, čia jau kita kalba, bet su šituo gali drąsiai važiuoti dviračių takais, keliais visur, kur tik norit. Amortizatorius, priekinis ir galinis, sakau, grinai kaip krosinis atrodo. Galinis toksai nėra kažkoks labai stebuklingas, nes toks lengvai spiruokliuojantis. Galėtų būti minkštesnis gal šiek tiek, bet žinant, kad jisai, daugiau galbūt sakau, kaip čia skirtas miškais, dar kažkur, tai kad kažkokius stebuklus jais labai nenuveiksi ten, kad šokinėt kalnais kaip su tais 4000-3000 vatų, kur yra, bet, manau, savo funkciją atliks. Ane? Manau, taip. Atne. Taip pat, lygiai su priekiniais yra, pabandom priekiniu. Nebus kažkoks tai labai minkštas, bet jisai pagal savo kainą, už tai yra, galios pakankamas. Aišku, mes sakau, užbandysim tą, kaip jis važiuoja. Turim signalą, kaip visur. Taip, čia režimai, lempą turim, priekis ir galas dega. Va, žiūrėk, su stopu dega. Čia, žiūrėk, juosta tokia, matai, eina. Jinai kaip dega gražiai, kaip naujose mašinas. Taip, hidrauliniai stabdžiai,
diskiniai, galinga šakė šiaip. Šakė gal neblogai padaryti. Jau šakė tikrai visai nieko. Purvasaugis toksai. Aišku, čia va, tas yra čia nuo to pagrindo, ale numeriuką galite užsisukti. O kam numeris, jeigu jūs neregistruojam? Galiu užsirašyti, ką nors palinkėjimą kokį, kas iš galo važiuoja. Taip, ką mes dar galim čia papasakoti. Sėdynė labai juokinga, man nuoširdžiai. Per visą. Čia galite 3 susėsti. 4 galit varyti. Visi susikabinę, taip, žinot, taip, draugiškai. Tai va, daugiau rėmas tikrai gan gerai padarytas. Skaitau, kad jau galim daryti test drive'ą. Ai, važiuojam. Baterijų kiek? Baterijų kiek? Vieną. Ne, 2. 2 baterijų. O kiek čia talpos, tai palauk, šis trauksiu biškį informaciją žmonėm papasakoti. Taip, jūs galite gauti AFA, nepamirškit, už šitą modelį lygiai taip pat. Baterija 48 voltų, 2 po 18,2H, tai čia net nėra standartinė dviračiai, nėra didesnė. Tai realiai turi 2, net didesnės negu, parodyti, ne šitą jaučiu, va, ant tos lengvės yra standartinė, matai? Tai čia yra didesnės. Tai šiaip kiek jūs nuvažiuoji? Rašo greitis iki 40 km per valandą, 3 režimai, rašo galinio vaizdo veidrodėlį, bet čia jau nėra. Taip, LED šviesos, įkrovimo trukmė 90 valandų, maksimali apkrova 130 kg. Bet aš nuvažiuojamas atstumas rašo nuo 100 iki 250 km. Dėl ko tai prašo, tai lygiai dėl tų pačių dalykų, dėl ko toks intervalas didelis, kad labai priklauso, kaip važiuosit, kur važiuosit ir kada važiuosit. Čia palauk pagalba veikia ar ne? Jo, čia kadangi dar yra pagalba, tai jeigu jūs minsit, aš kaip suprantu, be gazo, jums padės, tai jūs dar toliau galėsit nuvažiuoti. Ta prasme, dėl to čia ir yra, tai prašoma, kad nuo 100 iki 250 km. Lėčiau, aišku, baterija, tą aš visi suprantam. Taip, dabar turbūt pabandom test drive'ą pasidaryti. Jei fotografas atsirado. Nieko negali padaryti. Nekarpyk. Šalta laukia. Labai šalta į lauką važiuoti. Ale dėl to, ką parodyti. Ryli. Gerai, bandysiu. Ekstremalai esam. Palinkėkit man sėkmės. Neblogai šiaip važiuoja. Šiaip labai smagus daiktas, tikrai galima su juo gerai praleisti laiką, jaunimui arba šiaip kaip transporto priemonė labai smagiai turėtų susivažinėti. Pagal kokybę, pagal atsparumą jis tikrai gali ir apkrovas geras turėti ir, ta prasme, galite jį šiaip vadinamai padrošti. Tai sakyčiau, kad visai neblogas daiktas. O už tokius dar pinigus tai šis nuostabu. Kur galite rasti? Mangis.lt arba Vilniuje ir Kaune mūsų fizinėse parduotuvėse.